Nu, kon jūs burukėlė, sveiki gyvi. Tai aš kažkaip tie pradėjau galvoti ir sugalvojau, kad jau būtų pats laiks pradėti keliauti. Tai jeigu surenkam 30 000 laikų unto video, tai iškart susikraunu kuprienį ir iškeliauju. Ir aš taip sugalvojau, kad norėčiau aplankyti 7 pasaulio stebuklus. Tai jeigu mums pavyktų aplankyti visus 7 pasaulio stebuklus, tai tau pačiu gautaus, kad apkeliaučiau visą Žemės planetą. Tai kas ir tai 7 pasaulio stebuklą? 7 pasaulio stebuklą ir tokie kažkokie neįtikėtini statinė arba vietovis, kur mūsų galvas, mūsų smegenis nelaba kartas išneš, kaip senovės žmonės galėtų statinius pastatyti. Tai ponios ir ponai, 7 naujausi pasaulio stebuklą, katrus aš galvoju aplankyti per vieną kelionę. Tai pats pirmas, pats paprasčiausias numeris 1 Italijoje, Romos koliziejus. Numeris 2 Jordanijoje, Petras miestas. Numeris 3 Indija, Taj Mahalas. Numeris 4 Brazilija, Rio de Janeiro Kristaus statula. Numeris 5 Peru, Machu Picchu miestas. Numeris 6 Meksika, Chichén Itzá senovinis miestas ir piramidės. Ir numeris 7 pats geriausias Kinijos didžioji Seina. Tai čia ir 7 naujai pasaulio stebuklą. Tai dabar dar pabandys paaiškinti vieną dalyką. Seniau būdavo ir 7 seniai pasaulio stebuklą, bet iš tų senųjų ir likiant tik ta vienintelis, vis kiti jau ir sugriuvен. Tai vienas iš senųjų pasaulio stebuklų yra Egipto piramidės. Ir kadangi aš jau esu buvęs Jordanijoje, Petras mieste ir esu nufilmavęs videose, galėt pažiūrėti, tai dėl to aš Jordaniją keitu į Egipto piramidės, nes nikados nesu buvęs Egipte. Tai vietoj Jordanijos varysim į Egiptą. Tai kokiu būdu aš keliausiu? Nu, pavyzdžiui, keliaujant aplink pasaulį, iš Indijos į Braziliją tikrai su golfesteriu nepavyks nuvažiuoti, su trauklap perplaukti irgi nepavyks, tai teks skriesti su lėktuvu. Aišku, lėktuvas bus skirtas tik tą nuskrėsti iš vienos valstybės į kitą valstybę, o nuskriedus į kiekvieną valstybę aš ten planuoju pabūti iki 2 savaičių. Tai po pačią valstybę, ką keliausiam, sugalvosiam jau nuskridėm. Gal kas nors kokį ožką išnuomos, ar kupranugarį, ar arklį. Gal dviratį, gal mašiną, viešasis transportas. Kažko sumastysiam. Tai pasaulio stebuklą ir tiesiog toks, kaip kelionis kabliuks, kad būtų už ko užsikabinti. O šiaip nuskridėn į ton kiekvieną valstybę tikrą varysiam ir po kaimus mažesnius pažiūrėsiam, kaip ten žmonės gyven. Nu, pabandysiam ton laiką maksimaliai išnaudoti ir biškį panaršyti on kiekvieną valstybę. Aišku, dar paspauskit laiką ant video, kad ta kelionė šviesiai vyktų. Ir kad būtų dar biškį įdomiau keliauti, esu susigalvojęs keletą challenge'ų, iššūkių, katrus galėčiau atliekti kiekvieną valstybę. Tai aišku, kadangi pradėsim nuo Italijos, mum pačiam ten nebus labai įdomi, tai Italijoje ten per daug neįsijausiam, koks 3-4 dienas ir lieksim laukan. Bet visos kitos valstybės turėsiu bent vieną naktį išmeigoti pačiam pigiausiam viešbutį, bent vieną naktį išmeigoti kažkur lauki ant saulėliaus, dar vieną naktį išmeigoti biškį prabangiau 5 žvaigždučių viešbutį, kad pamatytumėm, kaip atrodo tos valstybės biškį prabangesnį viešbučią. Ir turėsim aplankyti bent jau vieną vietą, katro ir uždraust lankytis, kažkokį apleistą vietą. Ir šiaip visiems pasiūlymams esu bet kiek atvers. Jeigu jūs sugalvojat kažkokių iššūkių man kelionėje, ko turėčiau padaryti kažkokio valstybė kiekvieno, atsižvelgsiu jūs pasiūlymus ir galbūt pabandysim įvykdyti jūsų iššūkius. Tai dar turėt laiką pagalvoti, jeigu kažkom sugalvojat, būtina parašykite į komentarus, kokį nesąmonę turėčiau padaryti. Ir jeigu viskas gera, tai turėčiau vidosiuk skelti, kas koks 2-3 dienas. Vis priklausys nuo interneto, nuo visų kitų aplinkybių. Bet turėtumėm pabendrauti dažna. Tai man kelionės idėja atrodo kažkaip taip. Jeigu bent kažkiek patikėjot, tai paspauskit like,
paprašykit savo šeimos nariuką paspaust, klasiokų, bendradarbių, giminaičių, suspaudam į lekam. O mes turbūt susitiksam už savaitę arba už 2. Iki. Nu, kon jūs Romos gyventoje, sveiki gyvi. Pirmą kelionės dieną skrendam aplankyti 7 pasaulio stebuklų. Tai pačiam paskutiniam video sakiau, jeigu surinkam 30 000 laikų ant vidosik, iškeliauja aplink pasaulį. Surinkom 57 ar kiek ten tūkstančių žodžių, nesveika daug. Ir keliauju į Vilniaus oro uostą. Keliauju su labai limitautu bagažu. Vien kuprinį ir bronzą. Tai biškėlį vėliau, galbūt kaip nuskrisėm, parodys, ko nusėdėjau tom kuprinį, bet iš tikrųjų ten yra 4 smaiks, 7 triusika, 4 poros kojinių ir kamerą su laptopu, kaip ir viskas. Pats tik dabar supratau, kad tiek maža prisidėjau, bet nieks daugiau netelpa. Su lagamin, taigi neskris. Tai žodžiu, tu jau pat šokam į lėktuvą ir susitiksem jau Italijo. Kon tik nusileidau, oras koks nepageidautins. Tai dabar nuo oro uosto iki Romos centro, kur man reik, yra apie 30 km. Reikia ieškoti traukiniaus arba autobus, kažką varyti iki centro. Romos oro uoste jau iškart pasitinku meną dirbinę. Nereik net iki centro važiuoti. O, plek sobin. Insert your card. Select your ticket. Bilietas 14 eurų. Bet, bet o ko? Taip, ėjau ir visiškai dar nesitikėjau pamatyto Kolizėjaus. Taip išlendu iš kom, pum! Pasaulio stebuklas. Pagaliau. Ponios ir ponai, mano pirmasis aplankytas pasaulio stebuklas. Bam! Romos Kolizėjus. Tai wow. Tikras statinis įspūdingas. Niek panašaus, atrodo nesu matęs. Taip keista matyti. Tai čia iš to turim Romos Kolizėjų. Pats seniausias ir pats didžiausias amfiteatras visam pasauliui. Pastatyts kada? Prieš 1950 metų panašiai. Tai pats Kolizėjus turėjo 80 įėjimų išves, kad visi žora. Piramidė daugiausia kainavo. Tai ponios ir ponai, prieš jūsų akis vienas iš seniausių pasaulio stebuklų – Gizos piramidės. Wow. Aš iš tikrųjų tas piramidės jau pamačiau, kad mes važiavom su taksi. Tai žiauriai įdomi, atrodo, kad tarp daugiabučių tiesiog toks piramidės išlindus matos toliai. Wow. O mano antras aplankytas pasaulio stebuklas šio kelionėje. Iš tikrųjų, žiaurė sunkia, čia visim reikia sakyti, nenoriu, visi siūlo tus arklius. Sak, taigi pavaryks eit, sak, čia apie 10 km eit. Nenor, skau, šiukių tų arklių daug, skau, pasivaikščiot, Jėzus, Marija. Tai žodžiu. Einu peškom. Nes ten to karieto sėdės, ten koks įdomoms gera, nuveš prie piramidės, išlėps, pabūsi vėl, tada atgal į ton karietą vėl važiuoti. Stop. Yeah, it's only 10 kilometers, I think. No, it's too much. No. Really? Because you nice picture with you is better. Same No, all thank the you. people. I want to walk, you know, I want to walk. I know how much? Only 200 pounds.
Yeah, it's very cheap, but I want to walk. Really, look, all people. Look. Yeah, I Don't see. care, I'm not a liar. Because I nice picture. It's better. Look, all people. They are very, very rich guys. I'm a poor, 200 have no each. money. 200. I know 200. How much? $1? $4. I don't know, $4. Yes, it's cheap. This is nothing. No, thank you, mate. I want to walk, please. Okay, come on, 100. 100 pounds. No, thank you. Piramidė ir pati didžiausia. Ten biškėlį mažesnį toliau. Tai tos šitą piramidės buvo pastatytas prieš 4500 metų. Ta prasme, čia dar 2000 metų prieš Kristų. Tai čia ir bet kiek seniai. Tas piramidės šiaip statydavos patys faraonas savai, kad būtų koranim numerti, kad būtų kor prigolti. Tai tiesiog Egipte, kaip jau pradėdavo valdyti kažkoks faraons, tai tik pradėdavo valdyti ir iškart realiai pradėdavo statyti į savai piramidę. Nes, pavyzdžiui, va to šitą piramidę užtraukdavo 20 metų statyti. 20 metų statydavo savai kapą. Ir būtent va to šitą pat didžiausią piramidę. Kursija. Visiškai atrodo kalėjom vidinis kaimėlis. Spigliauts tvartas dar. Aš jau tik vaikštau čia aplinkau, vis dar nedajau kito Tadž Mahalo. Visur labai daug ženklų, kad saugots beždžionių. Biški pirmas nervojaus, kad nespėjau 6 valandos, nes atsėt 6 valandą gražiausia, bet kad čia ir apsiniaukiant. Saulėtekiaus visiškai nesimat, tai niek baisaus. Čia šitą įėjim vartą bus į Tadž Mahalą ir paskiau jau turėčiau išvysti, ką funca atrodo. Nu tai kon, ponios ir ponai, sveiki atvykiant prie mano trečiai šio kelionė pasaulio stebuklo Tadž Mahalą. Tai kas tas Tadž Mahalas ir toksa? Žodžiu, seniau gyveno toksa Indijos imperatorius Šandžahans ir unsa ton mauzolėjų pastatė savo žmoną, kapą namėrį, gimdydam 14 vaiką užtais, gimdydam mėrį ir unsa iš to savo tokios meilės sugalvoj tą savo žmoną pastatyti to aikštą Tadž Mahalo mauzolėjų kapavietį. Tai pradėjo statyti 1623 ir statė apie 21 metus. Išvies dirba apie 20 000 darbininkų, tai tikra čia turėjai statybos vertę neblogą. Tai dabar esmė tokia, kad man reikia į ton parką. Esmė tokia, kad man reikia į ton parką. Ir tada ten ir kels į viršų. Dabar ir kits variants. Tas parks pasirodo atsidaro tik nuo 9 ryto, bent jau čia. Google Maps rodo, kad nuo 9 atsidaro. O tai jeigu aš pas Jėzaus noriu 8, kon daryti? Lėpti per tvorą gal? Čia pasirodo šį botaniką sodą. Patekau netyčia be bilietą. Žiūrėkit. Kokie eksponata čia auga. O, blemba, ten beždžionių ir negera gal. Čia tas vaisius pasirodo ir jackfruits. Einam jau 20 minučių, o aš jau vandenį gerą iš upeliaus.
Aš irgi bėgu. Op. Kaip atrodo džiunglių šniūrų meilė. O tiep. Lipo žydas kopečiom ir nenukrito jis visai. Šiaip tas taks, kad rošeinu, tai visiškai nėra populiarus. Aš nežinau, ar čia ved bent jau prie to Jėzaus tas kelias. Ubagiukų taks baigės. Vienam pas žmonių. Atvariau jau į grūstį. Šiaip visi labai gražiai apsirengiant, tvarkinga. Baltas maikelis. Aš viens pats suprakaitavęs kaip iš kiaulininką. Nu tai kon, ponios ir ponai, sveiki atvykę į mano 4 pasaulio stebuklą šio kelionę. Rio de Janeiro, Jėzaus statula. Nu šį kartą, žinok, negalite pasakyti, kad wow, atrodo įspūdinga. Nu, šį kartą įspūdžiaus biškį mažiau pas manis. Bet iš tikrųjų, wow, atrodo įspūdinga. Skulptūra atidengs 1931, taip pat skulptūra net nėra labai didelė, ana iš tikrųjų ir tikta apie 30 metrų aukščio. 30 metrų aukštis, o wingspan, ronkų plotis 28 metrą. Tai ta prasme, šitas statulėlis 30 metrų tik tai aukščios. Šiaip apskritai ant stop kalną, gal dėl to atrodo biškį didingiau. Nuo jūros lygiaus šiaip ir švies pakeliant 700 metrų. Tai tu 700 metrų užkilni, ką pamatytum 30 metrų skulptūrą. O šiaip ton skulptūrą sumąstė pastatyti tiesiog, kad sustiprinti brazilų katalikų vieningumą. Ir tiesiog tapo toks, kaip ne tik Brazilijais, bet realiai vis pasauliaus katalikų toks traukos objektas. Vieningumų ženklas. Daug atvar visokių, ypač tikinčių žmonių čia aplankyti. Kaip atvarai Vatikaną, tie atvarai ir Brazilijai pažiūrėti to šitą Jėzaus. Vaizdinė va tokia. Tai šiaip iš tikrųjų iki to pat Maču Pikču gali kaip ir peškom nuvaryti, bet čia yra apie 10 km ir pusantros valandos eiti tiesiog keliu. Tai mes taip nedarysim. Šoksim į autobusiok, katras mumis pametės iki ten, nes aš jau padusau. O prie autobuso turim tokį eilutį. Šiaip gal ir būčiau eis peškom, bet mon bilietas ir 7 valandos ryt.
Tai aš peškom jau niekap negaliu nueit. Galbūt pareis peškom. O ir bilietas į viršų nuvažiuoti 9 euriuką. Nu ko, atidardėjom. Ir kap jau normalu šio kelionė, palauksim eilė. Bet ten visiškai nejaudu, jau 10 minučių stau nepajau nei žingsniaus. O, pirmasis žingsnis jaučiu. Ir ko dar aš galiu pasakyti, gali būt, kad šiandien visiškai niek nematysim. Nes ko matom, tai ir tik ta balti debesis. Nu, praėjau, prasiskanavau bilietus. Ir pirmoji panorama, kokį mes matom. Tai ir va tokia. Ten apačia turėtų matytis miestas. Ok. Gerai, einam ir tikamės, kad vėliau debesys išsisklaidys tiesiog. Čia dabar grina tas atvejis, kaip TikToką buvo nufilmuoti. Kokie lūkesčiai ir kokie realybė, kaip nain. Eina savo, bet to panoramą čia iš tikrųjų stulbinanti gal netgi biški. Man tai limp, bet keik. Tai ko aš galiu pasakyti, ponis ir ponai, sveiki atvykę į mano 5. šio kelionėje aplankyti pasaulio stebuklą Maču Pikčiu. Tai kas tas Maču Pikčiu ir toksai šves? Tai čia Maču Pikčiu yra senovinių inkų gyvenvietė. Kas tai inka? Tai tiesiog buvo tokie žmonės, kad pas mūsų Europą buvo romėna, čia šita buvo inka. Inka buvo realiai pats galingiausi žmonės viso Pietų Ameriko. Tai 15 amžiaus sugebėjo pasistatyti tokį miestą, katras yra 2 km 400 metrų virš jūros lygiaus. Aišku, mes dabar to negalim pamatyti, ką bebūtų gaila, bet čia ir kažkas neįtikėtin tokiam aukštį pasistatyti miestą. Ir tiesiog nusirto kalno viršūnės, grina kalno viršūnė. Šiaip ta gyvenvietė buvo pastatyta, kaip valdė imperatorius Pačukėtuks. Pačukėtuks, toks buvo vardas imperatoriaus. Nu. Kažkoks vaizdas ir. Užuolaidos pravertos plačiai, o lunga atsidaro. Aišku, neatsidaro. Tas neatsidaro viršutinis longas. Tai ką, reik parūkyti čia. Nerūkoma gal. Tas šitą atsidaro. Šunim galvą iškešti. Šau, čia tik tą gali išlysti. O. Au, 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 au. Au, 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 au. Man važiavau nustok šiandien. Gerai. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į 6. moną šio kelionėje aplankyti pasaulio stebuklą Čečenica miestą.
kon 5 laipsniai šilumos. Aš su džemperiuku, kur buvau nusipirkęs liepti į Mačiu Pikčiu ir su meksikietišku vasarinį kepurį. Mano aprangėlį tokį. Kaip keista Kinijo, žinokit. Keista, bet nėra neįprasta. Viskas atrodo, jau žinau, viskom, ko reikia daryti. Gerai, pirm pastebėjams. Pagaliau. Nu tai kon, ponios ir ponai. Sveiki atvykę į 7 šio kelionėje aplankytą mon pasaulio stebuklą ir dėja, bet paskutinį Kinijos didžioji sieną. Ponios ir ponai, mano pirmasis aplankytas pasaulio stebuklas. Bam! Romos Koliziejus. O mano antras aplankytas pasaulio stebuklas šio kelionėje. Iš tikrųjų, žiaurė sunkia, čia visim reikia sakyti, nenoriu, visi siūlo tus arklius. Nu tai kon, ponios ir ponai, sveiki atvykiant prie mano trečiai šio kelionė pasaulio stebuklo Taj Mahal. Nu tai kon, ponios ir ponai, sveiki atvykiant į mano ketvirtą pasaulio stebuklą šio kelionę. Rio de Janeiro, Jėzaus statula. Tai kon, aš galiu pasakyti, ponios ir ponai, sveiki atvykę į mano 5 šio kelionėje aplankyti pasaulio stebuklą Mačiu Pikčiu. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į 6 mano šio kelionėje aplankyti pasaulio stebuklą Čečenica miestą. Sveiki atvykę į 7 šio kelionėje aplankytą mon pasaulio stebuklą ir dėja, bet paskutinį Kinijos didžioji sieną.
Parskrista į Stambulą. Viskas tvarko, 2 valandas dabar palauku ir į Vilnių lietuvėlę. Viskas, bičiulė, grįžau Lietuvon, parvariau jau į namus. O lauki, lyn. Tai čia mūsų kelionė ir pasibaigs. Žinokit, aš sukorsiu dar vieną vidosį ir dar biškį neapkalbėtų dalykų, ko norėčiau galbūt pasakyti. Bet tam kartą bus teik. Tai stebukla jau visiškai pasibaigė. Užtrukom apie 60 dienų. Man jau biškių gal jautės nuovargis, galvoju, galėjai būti ir mažiau tų vienų stebuklų, būtų buvę labai gera. Nu bet kon turėjom, pasiekėm YouTube absoliučius visokius rekordus. Visi vidosika virš 200 000 peržiūrų, visi vidosika virš 20 000 laikų. Nėra buvę ant Lietuvos vietą nieko panašaus, tai ačiū jums, visi kartą tom padarėm. Tai aš varau šviesti kūčių, kalėdų, užtarnaut poilsiaus su šventėm ir jumis. O jūs, jeigu jau pažiūrėjote iki pačių gal, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą, pasidalink su draugu. O mes susitiksim turbūt po naujų metų. Iki.